Išoriniams priemonėms taip pat priklausytų visos psichoterapijos, kurios padėtų nurimti, kūno terapijos. Ir labai įdomus yra toks neuroedukacinis metodas, apie kurį galėsite daugiau paklausyti. Tai tas buvimas irgi tame procese, kada mes dėmesį sutelkiam į kažkokią sritį per kūrybiškumą ir žaismingumą, bet apie tai pakalbinau Laurą Žilionytę, kuri ir veda neuroedukacinius užsiėmimus, ir ji papasakos, kas vyksta, šiek tiek per juos supažindint apskritai, kas tai yra, ir tai gali būti viena iš irgi išorinių priemonių, ką galėtumėm įjungti į savo kasdienybę, kad sugebėtumėm atpalaiduoti ypatingai smegenis, o po to, aišku, atsipalaiduoja ir visas kūnas. Taigi paklausykite interviu, bus pora interviu, kur galite tiesiog savo susidėlioti ant taškiukų ir su Laura susisiekti asmeniškai.